netektis yra universali žmogaus patirtis, nors atrodo gali būti, kad labai skausminga, labai kartais tikrai sukrečianti, net nužudanti. Tačiau netektis yra tikrai, mes kaip sakom, psichoterapijoje archetipinė žmogaus patirtis. Ir tą mes galime matyti ir daugybėj pasakų, ir dainų, ir turbūt nei vienas žmogus iš mūsų mes ir neišgyvename be netekties kažko. Ir gedėjimas tai yra procesas padedantis susitaikyti su netektim, padedantis pereiti netektį. Mes išvengti netekties negalime, tačiau galim rasti būdų, kaip ją išgyventi, kaip praeiti šitą procesą. Ir kultūriškai buvo labai daug būdų, kurie padėdavo žmogui pereiti netektis. Tai ir visi laidotuvių ritualai, ir tiek pašarvojimo, tiek turbūt giesmių, tiek visokiausių susitikimų. Jie padėdavo žmogui išgyventi asmeniškai netektį ir grupė, bendruomenė tą žmogui užtikrindavo saugumą, ramybę, kažkokį išbuvimą su jausmais, su galimybę išsiverkti, stipriai išraudoti, sakykime, skausmą. Tai ir netgi kartais tokie sudėtingi dalykai, kartais mums dabar atrodo modernių protų žiūrint, pavyzdžiui, mirusio lietimas arba bučiavimas kartais atrodytų net keistas, tačiau iš tiesų jis yra labai svarbus, nes mes priliesdami, mūsų psichika, mūsų pasąmonė gauna žinią, kad iš tiesų žmogus yra šaltas, negyvas ir mes tokiu būdu labiau susitaikom su netektim. Ir šiaip įprasta yra, kad visose kultūrose gedėjimui yra skiriama apie metai, kad mes turim pragyventi visas šventes be artimo, bet labai svarbaus žmogaus. Turime patirti įvairius metų laikus ir paprastai sakoma, kad po metų turėtų šiek tiek palengvėti. Tačiau turbūt asmeniškai vėlgi kiekvienas žmogus gedi labai savitai. Ir tas gedėjimo procesas labai priklauso nuo to, ko mes netenkam ir koks pobūdis buvo mirties ar netekties. Ir vat, kaip paradoksaliai beskambėtų, tačiau žmogaus mirtis, sakykime, su kuriuo siejo sudėtingi santykiai, galbūt tėtis, kuris nesirūpino arba su juo nebuvo ryšio, galbūt, nežinau, mama, kuri labai anksti, sakykime, iškeliavo į darbus ir nematėm jos arba emociškai buvo neprieinama. Dažnai tokias mirtis dar labiau sužeidžia, nes tarsi žmogui nebelieka galimybės ištaisyti arba atkurti tą ryšį tokio, kokio jie norėtų. Ir taip pat gedėjimas labai priklauso turbūt vėlgi nuo to, kokia mirtis buvo, ar tai buvo netikėta, ar tai buvo tiesiog pagyvenusio seno žmogaus, kuriai galima buvo pasiruošti, kuri buvo galima susitaikyti, ar tai buvo staigi smurtinė kažkokia traumuojanti mirtis. Turbūt vėlgi tada gedėjimas užsitęsia ir tikrai apsunkinamas. Mirtis yra pats natūraliausias dalykas. Ir iš tikrųjų, taip gerai pagalvojus, tai vienintelis dalykas, kurį mes iš tikrųjų žinom, kad mums atsitiks. Tai tikrai atsitiks. Visi kiti dalykai mes nežinom, kas ten bus. Ir aišku, mes nežinom, kur mes eisim po tos mirties. Bet kad visi mirsim, tai mes žinom, bet stengiamės apie tai negalvoti. O tiek budizmas, tiek zen budizmas ir tiek ir visos kitos religijos moko prisiminti. Tai yra labai svarbu, kad tu gyventum pilnavertišką gyvenimą 100%, tiek ir mėgautumės tuo gyvenimu ir tiek išlaikytum tą aiškų momentą, tu turi prisiminti karts nuo karto, kad tu mirsi. Tada tavo gyvenimas bus kitoks. Nes mes, ypač mūsų vakarų kultūroje, įprasta tą mirtį kažkur negalvot. Negalvot, kad tik tai kažkas mirsim, mes irgi lyg tai ir žinom, kažkada mirsim, visi mirs, bet dar ne dabar. Ir dar ne rytoj tikrai. Ir taip ir gyvenam ir kai ateina tas momentas, jau būna per vėlu ir iš tikrųjų gyventi.
mes kartais gedėjimą pavadiname depresija. Tačiau iš esmės tikrai tokiu psichoterapiniu, psichologiniu požiūriu gedėjimas yra natūralus procesas. Tai yra tam tikrą prasme nieko nėra natūraliau negu verkti, pykti, liūdėti, būti apimtam sielvarto, netekus kažko svarbaus. Nes mes, kai susitinkam su žmogum ir su juo mūsų artimas ryšys, kas tai bebūtų, ar sutuoktinis, ar vaikas, ar tėvai, mes tam tikrą prasme patiriam tokį bendrą tapatumą. Mes, kad mes esam mes. Ir mirus žmogui mes norim ne tik susitaikyti su jo nebuvimu, kad to žmogaus nebus mūsų gyvenime, kad nesusitiksim, nebus tų kasdienių arbatos gėrimų, arba, nežinau, bendrų planų, atostogos, bet mes turim susitaikyti ir tikrai su savo tapatumu. Aš nebesu žmona, aš nebesu dukra, aš nebesu mama galbūt, ir nesu tas artimas. Ir tai yra tikrai labai skausmingas procesas, kuriam reikalingas vidinis darbas. Ir tas vidinis darbas eina tam tikrais procesais, tam tikrais etapais. Ir pirmoji tai apie juos pradėjo kalbėti šveicarų psichoterapeutė Elizabeta Kubler-Ross. Jinai dirbo su mirštančiaisiais ir pastebėjo, kad žmonėms tuo metu buvo kaip ir laikoma minties, kad nereikia mirštančiųjų liūdinti, nereikia jiems sakyti diagnozės. O jinai buvo pirma pionierė, kurie sakė, reikia žmogui žinoti, kas su juo yra. Ir pastebėjo, kad žmonėms, kai pasakoma jų diagnozė, jie pragyvena labai panašius etapus, visi žmonės. Ir jinai tokias kėlė hipotezę, kad mes visi turim gedėjimo tam tikrus etapus. Tai, kurie prasideda pirmiausia šoku ir neigimu, kad aš negaliu patikėti, kad tai atsitiko, kad kodėl man, galbūt ir tai gali užtrukti nuo kelių minučių, netgi kelių mėnesių ir net metų. Kitas dalykas, toliau sekantis etapai yra derėjimosi, pykčio, liūdesio ir galų gale periname prie susitaikymo arba priėmimo netekties. Ir iš tiesų, aš tik tą stebėdama savo klientus, kurie ateina su netektim, nes tikrai nemažai žmonių ateina. Tikrai galiu kartais stebėtis natūralių psichikos kažkokiu, išmintim ir kaip mūsų psichika padeda iš tikrųjų ištverti, išbūti, atrodo kartais neįmanomai skaudžias netektis. Ir gera matyti, kaip jau po metų praėjus žmogus sako, jaučiu, kad galiu pradėti gyventi, jaučiu, kad grįžtu į gyvenimą. Tačiau iš tikrųjų prieš tai tas procesas yra ganėtinai skausmingas ir sudėtingas. Ir tikrai žmogus praeina ir labai stiprių, chaotiškų emocijų stadiją, kai užlieja skausmas, sielvarto bangos, liūdesys, pyktis. Ir tas emocijas atlaikyti dažniausiai vienas yra iš sunkiausių būdų būti su gedinčiuoju. Labai dažnai mes turbūt iš artimųjų girdim, kad savaitę, dvi, po mėnesį, tai jau viskas gerai. Arba nebeklausiam tarsi, arba sakom, jau tvarkykis, jau neblogai viskas. Jeigu ateisit pas psichologą arba patys savo, verk kiek reikia, duok savo liūdesiui, savo pykčiui, savo skausmui erdvės tiek, kiek tau reikia. Nes čia iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas tam, kad gedėjimas neperaugtų depresiją. Nes depresija, žinot, yra užspaudimas, užpresavimas. Kuo mes labiau leidžiam išgedėti, kuo mes labiau leidžiam būti visiems tiem tikrai chaotiškiam, labai sudėtingiam, skausmingiam jausmam, tuo mūsų galimybė išgyventi gedėjimą stiprėja. Tai turbūt viena iš pačių pirminių, turbūt svarbių tokių, nežinau, ar taisyklių, ar išgyvenimo būdų, tai yra leisti jausti viskam, kas ateina. Ir turėti ausis, turėti žmogų, kuris galėtų to klausyti. Labai dažnai gedinčiajam nereikia psichologo, tai yra žmonių, kurie būna kartu. Artimųjų, draugų, šeimos rato ir iš tiesų, kurie gali padėti. Tačiau kartais, jeigu mes tų tokių žmonių artimų neturim, tikrai gali būti psichoterapija pagalba. Pagrindinis būdas čia išskaudėti, išliūdėti, išverkti. Skirtingai nuo depresijos, netekties gedulas yra normali reakcija. Mes per tą skausmą, per gedulą mūsų, sakykime, siela gyja. Todėl čia nereikia nieko daryti, nereikia gydyti. Ir jeigu žmogus pakelia tuos jausmus, sugeba su jais išbūti ir vaistų nereikia čia nieko, jokių raminamųjų.
Aišku, nereikia jokio alkoholio, taip toliau, neapsvaigti. Kuo labiau mes naudojam tokius visokius raminimo būdus cheminius, tuo gedulas, jisai gal švelnėja, bet jis ilgiau tęsiasi. Tai gedulas praeina natūraliai iš verkimų, iš liūdėjimų, susitaikymų su tuo. Ir tas toks susitaikymas eina kartu su tuo suvokimu, supratimu, atradimu, kad gyvenimas tai tęsiasi. Aš toliau galiu gyventi. Pradžioje atrodo be to žmogaus tarsi ir nėra ką gyventi, tarsi viskas apie jį. Mes praradę žmogų paprastai jį idealizuojam, prisimenam kas gero, prisimenam kas šviesų, kas negerai paprastai taip kažkur užsimiršta. Mes to ilgimės ir be to labai sunku. O vėliau tas bangom, bet tas slopsta kažkiek tai, silpnėja, mes truputį mažiau tam laiko skiriam ir nuo kažkurio laiko atbunda tą norą gyventi, nes gyvenimas toliau ir mano gyvenimas toliau gali tęstis. Kai tas bunda, gedulas gerokai traukiasi. Tai gedulas nereikalauja kažko specialaus darimo, reikalauja tik tai tos ištvermės jausti, reikalauja kažkiek jėgų, dėmesio, laiko, kad tiems jausmams būtų skirta laiko. Nebūtinai, jeigu galima, tai kažkiek dozuotai, kažkiek gyveni savo gyvenimą, kažkiek liūdi, verki, ilgiesi, prisimeni, pakalbi su artimaisiais, su bičiuliais, vėl gyveni. Tradicijose būdavo metu žmogus nešiojo gedulą, vienaip ar kitaip. Tai ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tas žmogus pažymėtas, ne? Mes modernioje kultūroje nebenešiojam gedulo, ne? Arba iš to kartais stengiamės vengti tos mirties temos. O gedulas tai reiškia, kad su tuo žmogum gali būti labai visko. Jis gali būti irzlus, jautrus, pažeidžiamas, gali nežinoti, kaip susitvarkyti su kasdieniais gyvenimo dalykais. Viskas yra tvarkoj. Tu išgyveni labai labai skausmingą etapą, bet jisai baigsis kažkada. Tai nebebus taip skauda. Kažkada. Truputėlį reikia išbūti. Tai va čia turbūt viena iš tokių svarbių temų. Kita labai svarbi tema, kuri tęsiasi tada, kai mes jau priimam ir leidžiam išbūti tikrai tom jūrom skausmo, jūrom sielvarto, tai yra atsiskyrimo stadija. Atsiskyrimo stadija tai reiškia, kad mes pradedam suvokti, kad tai, ką mes buvom sudėję kitą žmogų, ten ir viltis, svajones, ateities planus, nežinau, savo, yra ir mūsų sielos projekcija. Kažką mes į tą žmogų sudėjom savo. Na, taip ir mes sakom, dabar jau niekada nebegalėsiu važiuoti keliones, arba dabar jau niekada nebebūsiu vaikas, kaip tėvams mirus, ne, arba nebeišgyvensiu savo vaiko krikštavimo ir ateities kažkokio jausmų. Tačiau labai yra viena tokia svarbi tiesa, kad su kiekvienu žmogum, su kuriuo mes leidžiamės į labai gilų artimą ryšį, kaip jis išmyli kažką iš mūsų, kažką tokio, jis pamato mumyse, kažką tokio, ko mes niekada nebeužmiršim. Ta prasme, tas žmogus gali būti miręs, nebegyvas, tačiau tai, ką jis mumyse išmylėjo, jau lieka su mumis amžinai. Ir gedėjimo metu paprastai žmonės, ypač antrą pusmetį, pradeda pamažu jausti, kad tai, ką manyje pamatė, manyje liks visada. Tai nedingsta. Nes turbūt, kas yra sunku gedinti, atrodo, kad miršta mano dalis. Labai dažnai žmonės, kurie atėjo tokioje ūmioj, skausmingoje stadijoje, sako, kaip man nukirsta ranka arba koja. Aš kartu nors pats į grabą sulysk, netgi tokius žodžius sako. Tai va čia antroji, tokioje gedėjimo stadijoje, antroji pusė gedėjimo turbūt ateina jausmas, kad taip, tas žmogus mirė, tačiau aš esu gyvas, aš galiu gyventi kažkaip toliau, atrasti būdų kaip. Dar kartais labai neaišku kaip. Ir paskutinė stadija gedėjimo tai yra susitaikymas ir priėmimas gyvenimo tokio, koks jis yra, ir naujo suradimo turbūt savo tapatumo ir savo santykio su pasauliu. Tačiau vėlgi tai ne visada pavyksta. Ta prasme, kartais mes užstringame, kartais
kažkokiose pykčio stadijoje, ne, kartais kodėl taip atsitiko, kodėl man, ką gydytojai padarė, galbūt nesužiūrėjo, kodėl avarijos tokios baisios, kodėl vairuojama taip neatsakingai, ne, taip mes užstringam pykčio stadijoje ir tai mes turim pyktį išgyventi, bet tačiau jeigu jis mūsų nepaleidžia, mes sustoja, gedėjimo procesas sustoja. Zenbudizmas, tiek visos religijos, aišku, kad mirtis labai svarbus dalykas. Ir gal žymiausia tokia istorija apie mirtį yra ir gal toks parodymas, kaip žiūrima į mirtį. Ar čia reikia labai gedėti ar negedėti. Budizme yra tokia istorija, Budos laikų buvo tokia moteris. Jauna moteris, kuri mirė netikėtai kūdikis. Ir įsivaizduoju, kad didžiausias šokas jaunai moteriai mirė kūdikis, didžiausia tragedija, pusiau išprotėjus, jinai ten lakstė su to kūdikio lavonu, gal kas gali atgaivinti. Ir kažkas iš sutiktų žmonių sakė, nueik pas Budą, čia Budos laikais, jis tau padės. Ir jinai gal atgaivins. Jinai tik to nori. Vienintelis motinos troškimas, kad vaikas gyvena, kad jis būtų gyvas, kad jinai dar negali niekaip priimti tos minties, kad jinai neteko savo vaiko. Ir nuėjo pas Budą, ten verkė, pradėjo lenktis, maldauti ir prašau, atgaivinkit mano sūnų, aš bet ką padarysiu. Net ir aš pati galiu mirti, tik tai, kad atgaivinkit mano tą vaiką. Buda pažiūrėjo, rimta situacija tokia, kad čia paprastai šiaip pamokyti nelabai ir supras, nes jau pusiau tas žmogus nėra, pusiau ant proto ribos ta moteris. Tada jis sako, gerai, aš atgaivinsiu tavo tą vaiką, bet tai, kad atgaivinčiau, tu turi atnešti garstyčių grūdų iš tų namų, kuriuose niekas nebuvo miręs. Ir jinai jau apsidžiaugė. Tai gerai tada. Tai jau yra viltis atsirado, tikrai padarysiu šitą ir tikrai jau čia dabar jau gyvena tą viltimį, kad vaikas visgi gal ir gyvens. Ir iškeliavo, pradėjo ten, tam kaime, kur ten ir Buda buvo, pradėjo eiti nuo durų prie durų. Eina pas vienus žmonės, ar pas jūs kas nors buvo miręs? O taip, mirė, ten ir tas, ir anas mirė. Šit netinka. Kita, reikia tų garstyčių grūdų, iš kur nieks nebuvo miręs. Eina, aišku, ir ten mirė. Ten, nežinau, keliasdešimt namų, gal visą kaimą perėjo. Tai aišku, ir nerado nei vieno. Aišku, kad visi turėjo šeimoje didelių tragedijų, visi, nes tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir bevaikščiodama paskui jau kaip praėjo, kai jau į pabaigą ėjo to kaimo, suprato. Tada jau atėjo toks supratimas, kad čia nėra jai vienai, dabar atsitiko tokia didžiulė tragedija, visi tai yra mūsų gyvenimo dalis. Jeigu yra gyvenimas, yra ir mirtis. Paleidimas kartais atrodo paleidimas, ką mums artimieji sako, nebeverk jau, užteks. Čia nėra paleidimas. Arba kartais žmogus atrodo labai herojiškas, bet sako, net neverkia, taip ramiai priėmė. Ir aš kaip psichologė žinau, kad tai nėra gerai. Paleidimas tai reiškia būtent išreagavimas visko, viso skausmo, viso liūdesio, viso pykčio, viso pasimetimo. Išreagavimas jis padeda tada vėl surasti save. Mes kitaip turbūt negalim atsisveikinti negu išpykę. Būtų rekomendacija tiems, kurie yra šalia netektį patyrusio žmogaus, kad čia nereikia traukti labai iš gedulo, o tiesiog pabūti kartu, pabūti su tais jausmais, pakalbėti apie tai, apie ką žmogus nori pakalbėti. Čia yra toks paprastas žmogiškas pabuvimas kartu. Nereikia sakyti, kad viskas jau mesk, baig čia liūdėti, džiaukis gyvenimu ir atsisakyk ir taip toliau. Čia tai individualu yra.
Aišku, jeigu ten labai komplikuota, jeigu labai jau neadekvatu, tai kad tada galbūt jau reikia imtis kažkokios pagalbos, ten ar vaistų siūlyti, ar ką, bet šiaip bendrai tai natūralus procesas, bet individualus, todėl geriau leisti tiesiog, jeigu žmogus nori pakalbėti, jeigu žmogus nenori, tai patylėti. Tokia psichologinė literatūra labai dažnai kalbama apie metus, kad metai yra tas laikas, kai turėtų pradėti lengvėti, kai turėtų grįžti tas asmeninis tapatumas iš to mes, aš grįžtu vėl į aš ir kažkaip jaučiu. Tačiau mano žvilgsnių gedėjimas tikrai labai yra individualus dalykas. Kiekvienas iš mūsų gedim skirtingai. Vienas gedi tyliai, kitas gedi daug veikdamas, daug darydamas, daug kalbėdamas, trečias kurdamas kažką. Tai čia turbūt tikrai nėra, aš tik tai sakyčiau, kad gal svarbus ne pats laikas, bet svarbus turbūt ar gedėjimas neperauga į depresiją. Į tokį buką, skausmą, į tokį vilties nebuvimą, nes tie gedėjimo procesų yra stiprus jausmai, jie tokie sielvarto bangos jos ateina, bet vėl žmogus gali gyventi. Kartais depresija, kartais gedėjimas perauga į depresiją. Bet tai yra toksai turbūt signalas, kai svarbu būtų tada ir specialisto pagalba ir ta prasme pastebėti. Nes sakau, paprastu atveju gedėjimo metu nereikalingi nei vaistai, nei kažkokia ypatinga kažkokia specialistų pagalba, dažniausiai reikia tiesiog artimųjų, gebėjimų išbūti, iškalbėti, surasti kažkokias formas, ta prasme, savo gedėjimui. Kartais žmonės galvoja, jeigu praktikuoji, ar ten kažkokią dvasinę praktiką kažkokią darai, tai reiškia, neturi ten labai liūdėti, gal ir net verkti. Yra žmonės kartais nustemba. Net, man atrodo, aš pati esu nustebus, kai pamačiau, kai mano mokytoja verkė, kai jos mokytoja mirė. Aš tada buvau labai jauna vienuolė. Ir aš negalėjau patikti, koks čia zen protas. Kur jos aiškus zen šio momento protas neįverkia. Bet zenas yra apie tai. Tu praradai artimą žmogų ir verki. Tai nėra, kad tu kažkoks tai nepajudinama statula ir ledinis neturi jokių jausmų, nieko. Jeigu liūdna ir verki. Bet gal skirtumas yra tas, kad tavęs tai nevaldo. Tau liūdna, tu verki, bet tu vis nesi savęs pametęs tame. Tu sąmoningai liūdi. Kad ir tas liūdėjimas, ir verkimas, ir gedėjimas, jis vis tiek yra sąmoningas. Tu nesi visiškai ten paskendęs ir tave tai valdo. Tavo veiksmai priklauso nuo to gedėjimo. Tai gedėti yra reikalinga, yra neišvengiama. Ir nereikia tikrai apsimetinėti, kad čia manęs nepalėtė, aš suprantu, kad visi miršta ir man neliūdna. Nereikia, jeigu norisi gedėti, tai reikia, ir net jeigu atrodo, kad man nesinori gedėti. Bet svarbiausia, kad tai būtų sąmoningas gedėjimas. Man liūdna ir aš aiškiai jaučiu tą liūdesį. Bet tai irgi stebėti, kad tai nebūtų kažkoks ego gedėjimas, kad aš praradau kažką. Bet tai tada čia netoks gedėjimas, čia paprasčiausiai ego jaučia tuštumą, kad jau nebebus toks, koks jisai buvo, nes mes su kiekvienu žmogumi esame vis kitokie. Tas mūsų kažkokia išraiška, kažkoks savitumas vis pasireiškia kitaip bendrauti su kiekvienu žmogum. Ir kai miršta tas vienas žmogus, to jau nebelieka, mes jau nebeturim tos išraiškos, kuri buvo su tuo žmogum. Ir to pačiu jaučiam tokią tuštumą dėl to labai didelę.
Bet dėl to liūdėti, tai jeigu ir liūdna, bet matyti, kad dėl to liūdžiu, čia gal ego truputį liūdė. Tai vienas iš svarbiausių dalykų suprasti. Ir suprasti, mirtis yra visada už kiekvieno kampo ir priminti savo kasdien. Netgi yra tokios praktikos ir budizme. Priminti savo kasdien savo laikinumą ir savo aplink žmonių laikinumą. Priminti. Ir tas priminimas nebus, kad mes kaip į depresiją kažkokią nukrisim. Bet kaip tik mums parodys šio gyvenimo brangumą. Ir kaip svarbu momentą po momento džiaugtis kiekvieną akimirką, kiekvienu vėjo gūsiu, kiekvienu arbatos gurkšniu ir kiekvienu susitiktų kažkokiu žvilgsniu su žmogumi. Tai tas savo reikia priminti. Tai nėra blogai, tai yra kaip tik reikalinga, kad mūsų gyvenimas būtų pilnavertiškas. Priminti, kad ir aš mirsiu ir visi aplink mane mirs. Ir tada, kai ateina kažkokia netektis, tai irgi priėmi ją labiau sąmoningai. Tas yra labai svarbiausias dalykas, čia yra sąmoningumas, kad neprarastum savęs tame.